Užupiuose įvykusi vandentiekio avarija paskatino kalbas apie teikiamas Simno komunalininko paslaugas. Kokia situacija yra su Simno komunalininku, mes klausime Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko. Administracijos direktorius mums sakė, jog atliktas yra auditas ir šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje bus priimtas sprendimas susijęs su Simno komunalininku. Jei dabar paskirtas laikinasis vadovas, pati įmonė visas jai patikėtas funkcijas vykdo, tiek vandenį, tiek nuotekas, tiek šildymą. Viskas vyksta taip, kaip priklauso. O šiek tiek užtruko, kadangi bent aš pradėjęs dirbti, pasiekė tokią informaciją, buvo valstybės kontrolės auditas atliktas ir buvo pateiktas rekomendacijos, reiškia, valstybės įmonėm ir savivaldybės įmonėm. Jas rekomenduojama pertvarkyti, kad neliktų savivaldybės įmonių. Tai mes darėm šiokią tokią analizę, pasitikrinom, kaip kitose savivaldybėse vyksta, tai pastebėjom, kad jau nedaug liko savivaldybių su būtent tokiu statusu įmonėm. Tai irgi galutinio sprendimo dar nėra, bet jisai artimo metu tas darbas vyksta, analizuojama ir bus priimti sprendimai tikrai greitų laiku, o dėl pačio vadovo irgi dabar kartu lygiai greičiai rengiamos sąlygos ir bus paskelbtas vadovo konkursas. Tai vadinasi, laukia reorganizacija, ar aš taip suprantu? Galimai. Tai pagal audito kontrolės valstybės rekomendacijas mums tik rekomenduojama. Tai nėra privaloma, bet rekomendacija yra. Tai mes, žiūrim, kaip čia tos galimybės, į kokią įmonę keisti, į kokį statusą keisti ar nekeisti. O pati įmonė, kaip Simno komunalininkas, ji gali atlikti savo funkcijas, turi tą materialiąją bazę? Tai jinai viską turi, jinai viską šiai dienai ir atlieka. Visos funkcijos yra atliekamos, o tam tikrų ten bėdelių nuo anksčiau tokių smulkių ten ir anksčiau būdavo ir dabar ir jos analizuojam, po truputį sprendžiam ir manau spręsim ateityje. Tikiuosi, kai naujas vadovas bus, tai kartu bus lengviau spręsti, o gal šitas pats laimės. Čia... Situacija būtent greičiausiai labiausiai užaštrino tas atsitikimas būtent Nemunaityje, kai nevalytas vanduo bėgo pas žmonės iš čiaupų. Ten po to jau viskas susitvarkė. Jūsų žiniomis, ar būtent kai kurie mums sakė, susisiekė su Dzūkijos veidu, kad tai kartojasi kiekvienais metais, bet čia suprantu, kad buvo tiesiog avarija, kaip būtent komentavo mum ir pats Simno komunalininkas. Tai jūsų žiniom, ar būtent tai iš tikrųjų kartojasi kas metai, būna pavasarį, kaip dažniausiai mums sakė, susisiekia gyventojai, ir ar tokių situacijų yra kur nors dar kitur Alytaus rajone? Čia jūs turite omeny Nemunaitį, tai Užupių gyvenvietė? Taip, Užupių gyvenvietė, atsiprašau. Jo, tai Nemunaičių seniūnija yra. Situacija, aš tikrai žinau puikiai Užupių gyvenvietėje, nes aš pats ten gyvenęs tikrai daug metų ir visada, kai vyksta arba avarija, arba remontas, gedimo darbai, tai po to, kai vanduo išleidžiamas iš sistemos ir užsipildo naujai, tai visada kažkiek tai tų rūdžių padaugėja ir rekomenduojama tiesiog biškį praleist vandens, jisai prasivalo, ten, sakykime, dienos bėgė jisai išsivalo ir tikrai kokybė vandens tikrinta tikrai yra ne kartą, kokybė yra gera. Tik kai kurie žmonės galbūt nepilnai žino tą informaciją, kadangi yra teikiamas Simno komunaliniko tik šaltas vanduo. Karštą vandenį visi gyventojai gaminasi patys. Tai boilerį, kaip jisai užsipildo ir jeigu jo nepraplauni, nepraleidi to vandens, tai kad ir po kurio laiko, mažai naudojant atsukus, jisai dar papuola. Lieka tie nešvarumai. Lieka tie nešvarumai ir jie po kiek laiko. Mes tikrai labai intensyviai stebėjom šitą situaciją, galvojom, kaip ten ar kažkas kitaip. Tikrai bendravom ir telefonais, ir gyvai su tikrai daug gyventojų, tikrai ne 5.
ir daugiabučiuose namuose, ir nuosavose namuose. Ir ta informacija, kad jau sekančią ten dieną vanduo pasitaisė ir viskas vyko gerai. Tai manau, ten taip ir anksčiau visada, šiaip visur taip vyksta, po remonto, po gedimo, kažkiek tai tų rūdžių būna čia. Ten tos ir filtrus darė papildomą pravalymą. Viskas buvo daroma taip, kaip priklauso, bet čia tiesiog taip jau būna. O kur ar kitur, kitose seniūnijose būna tokių atvejų jūsų žiniom? Būna dažnai, tai čia būna kaip ir avarija. Būna tai avarija, kada būna tikrai nieks nežino. Jeigu planuojami darbai, tai mes dabar pastebėjom, kad Simno komunalininkas viešindavo tik savo puslapyje. Tai mes dabar tą visą informaciją teikiam visais galimais kanalais. Dabar netgi apie būsimus vykdomus darbus, ar ne? Planiniai būtų. Apie būsimus, apie avarijas numatomas, tai negalima vykdyti. Taip, bet apie planinius darbus. Taip, apie planuojamus darbus. Dabar netgi diegiama tokia sistema, renkama informacija ir pradėta jau vykdyti tokia, kad gyventojai bus SMS žinutėmis. Jiems bus pranešama apie kiek laiko nebus vanduo, kad galėtų pasiruošti. Ten švaresnio vandens pasiruošti savo gamybai. Tai vat ir mes visais kanalais tikrai supažindinsim, sieksim, nes čia dalis tos problemos buvo tiesiog ne visiškas komunikavimas, nesusišnekėjimas, nepilnas bendravimas. Tai tikimės šitą tikrai pagerinti segmentą ir didelių problemų, manau, čia nebus.